nieko nedaro, pinigai krenta, nauji džipai ir viskas. 4 bokštai, sakykime, 80 reisų. Pirmas ūkio traktorius, 2 paras darbavosi robotas traktorius. Kiek dienų per savaitę darbuojatės? Tai sakyčiau 7. Sveiki, aš esu Kornelija Jasiūnaitė ir čia jau antroji ciklo Agro ambasadoriai laida. Šį kartą lankomės Naisiuose, Plakių ūkyje, kurį taip plačiai socialiniuose tinkluose išgarsino Plakys jaunesnysis vardu Mantas. Jisai socialinėme tinkle TikTok jau turi net 44,5 tūkstančio sekėjų. Bet prieš pažintį su juo, pirmiausia, keliaukime susitikti su šios laidos ekspertu. Įmonės Agrokoncernas sėklų skyriaus projektų vadovu Robertu Visockiu, kuris mums ir papasakos, kodėl atvykome šį kartą čia ir kodėl būtent šio ūkio šeimininkai yra tituluojami agro ambasadoriais. Tai sveiki, Robertai. Labą dieną. Tai sakykit, kodėl čia atvykom būtent į Naisius ir ne šiaip savo kažkur, o į Plakių ūkį? Pirmiausia, esam čia, būtent dėl to, kad šis ūkis yra pripažintas arba yra mūsų vienas iš ambasadorių, kuris, kaip sakyti, yra inovatyvus, progresyvus, nebijo investuoti tiek į naujas technologijas, tiek naudoja tą pačią sertifikuotą sėklą ar ne ir mato tame naudą. Tiksliau linkęs investuoti ir tos investicijos, kaip ir matysime, tikrai ūkyje atsiperka ir iš tikrųjų irgi tikrai norisi turėti tuos ūkius, vadinamus ambasadorius, kurie neštų tą gerą žinią, dalintųsi tą gerąją patirtimi, tom naujomis technologijomis ir kaip sekasi su jomis tvarkytis. Ir tą tikrai puikiai daro būtent ūkio vienas iš savininkų, tai yra Mantas. Ir džiugu, kad yra tokių ūkių Lietuvoje, kurie tą daro ir tikrai šviečia ne tik kolegas ūkininkus, bet ir būtent pačią plačią visuomenę, kas dedasi šiandien dienai žemės ūkyje ir koks virsmas vyksta. Ir iš tikrųjų tas virsmas pastaruosius kelerius metus yra tikrai intensyvus. Keliaukiam jau ir susipažinti su pačiu ūkininku, ar ne, šios laidos herojumi Mantu Plakiu. Tai ką, Mantai, tai jūs esat tikras agro ambasadorius. Tikrai galima būtų jūs tai pavadinti vien dėl to, kad jūs socialiniuose tinkluose itin aktyviai dalinatės savo veiklą, ką čia veikiat. Tai pirmiausia, tie, kas jūsų gal nepažįsta, neteko jūsų matyti, kaip man, ar ne? Papasakokit dabar, kaip atėjote į ūkį. Taip, jeigu labai trumpai, tai mūsų ūkis jau virš 30 metų. Aš pats nuo vaikystės ūkyje, sakykime, nuo kokių 6-7 metų sukuosi, kiekvieną vasarą būdavau čia. O pats intensyvus mano ūkininkavimas prasidėjo 2007 metais, tai čia jau 16 metų skaičiuoja, o bendras apie 31 metai ūkyje. Tai viską pradėjo tėtis, aš prisijungiau ir, kaip sakot, atsirado internetas ir pradėjom visko dalintis. Kažkaip po biškį, tai vienam socialiniam tinkle, tai kitam, gauni atgalinį ryšį, įsivėlė į diskusiją. Ir po truputį vystosi. O kas dažniausiai nori diskutuoti su jumis, tie, kurie irgi yra šitoje srityje, ar priešingai, tie, kurie gal mažiausiai supranta? Tai sakykime, greičiausiai yra tokios 2 stovyklos. Tai tie, kur jau tikrai dirba toj srityje ir gali rimtą diskusiją veltis, ir dažniausiai yra tokie žmonės, kurie visiškai nieko nesupranta, bet labai nori pareikšti savo nuomonę. Jeigu galės, sakai, jeigu ne, tenkis praleis prausis ir tiek. Tai ką čia auginate, papasakokite ir kokio dydžio šiuo metu yra tas jūsų ūkis? Tai ūkis prasidėjo, sakykime, praktiškai nuo nulio, kai įsiardė kolūkiai. Tada tėtis pradėjo močiutės sodybai, kažkiek žemės truputį turėjo močiutė ir taip pabiškai augom ir šiai dienai užaugom iki 800 hektarų. Pagrindė auginame žieminius rapsus, tada didelė dalį užima irgi cukriniai runkeliai, jau jų virš 20 metų auginame. Toliau žieminiai kviečiai, pupos, dabar jau grįžom 2 metai prie miežių, pernai buvo apsalikliniai miežiai, šiemet nepavyko, su tais derliais tokie slidus. Tai jūs čia valdote kartu su tėčiu, kaip suprantu? Sakykime, tėtis yra bosų bosas, o aš būsiu bosas. Tai dar pilnai dirba, šiuo metu yra biškį atostogauja, išvažiavęs, tai paliko mane atsakingą.
Ir šiaip kartu koja kojon, ranka rankon ir vienas kitą papildom. Ir didžiausias agronomas ūkio, sakykime, tėtis. Aš labiau gal atsakingas už visus tuos techninius klausimus, žemės ūkio techniką, dalis ir panašiai. Bekalbant, prasitarėte, kad irgi studijavot, baigėt, ar ne? Papasakokit plačiau, kas tai buvo per studijas. Ne studijos, o studentavimas. Iš tikrųjų, nežinau, pasirinkau transporto inžineriją. Skambėjo gerai, į agronomiją galbūt tuo laiku nelabai norėjau, rūpėjo technika labiau. Tai baigiau Vilniaus Gedimino technikos universitetą, pagalvojau, kad užteks bakalauro ir grįžau į ūkį. Paskui buvo mintis, galbūt reikia magistro. Tai pabandžiau įstoti į dabar, sakykime, buvusią Žemkę. Pabandžiau, labai netiko, nepatiko, nauja virtuvė. Sakau, einu dirbti, bus lengviau ir kartais nebūtina galbūt pabaigti aukštąjį, kad galėtum savo srityje būti specialistas. O ką reikia žinoti, kad tu galėtum tiek daug visko valdyti? Į ūkininką kas susideda, tai nuo, sakykime, pradžiai nuo orų prognozuotojo, tada agronomas, tada technikas, tada buhalteris. Aišku, gerai, kai šeimoje, pavyzdžiui, buhalterė mano žmona, tai dabar viskas paprasta, skaidom, nebereikia kažkur namuose, buhalterė, nebereikia pačiam kažkokia didelė krūvė irgi. Be kokių kompetencijų ūkininkų nebūsi? Be noro didelio. Agronominės žinias, techninės žinias neatsiejamos kartu, vis tiek jau technologijos koja žengia, čia kasdieną dabar, tai čia metai iš metų vis kažkas naujo. Tai kaip jūs palaiko tą pulsą žinojimo? Važinėjom per parodas, aišku, vis laik stengiamės, į Vokietiją. Kiekvieną kartą, kai tik vyksta, važiuojam. Lietuvoje tos parodos, plus jau žiūriu tos inovacijas jau ir Lietuvą atveža. Jeigu kalbam apie inovacijas, tai kelios dienos atgal būtumėt atvažiavę, būtumėt pamatę, 2 paras darbavosi robotas traktorius be operatoriaus. Nebūčiau pagalvojęs prieš kokį, nežinau, 10 metų atgal, kad čia gyvenime iš viso robotai dirbs žemę. Turiu šeimą tokią gausią, gražią, labai kiek matote iš jų pačių. Ar yra kažkoks susidomėjimas žemės ūkiu? Nu, daugiau mažiau visi stengiuosi irgi, kad visą laiką kartu paimti traktorių, pasivažinėti. Dabar vežam grūdus į uostą, tai su fūra. Dabar laukia eilės, kuris galės važiuoti, kad pasivažinėti. Ten važiuos vyresnėlis, paskui galbūt važiuos dukra, o dabar turim pagrandukę 2 metų, tai ten tai matos, kad bus ūkininkė 100%, nes nuo ryto iki vakaro galėtų tik įleisti traktorių, į kombainą. O kalbant apie jūsų laiką, dar hobius, kažkokius laisvalaikį, ar toks egzistuoja, prisipažinkit? Didžiausias hobis tai galbūt kelionės ir dabar gal yra toks laikas, kada jau galimybės leidžia nors ir stipriai keliauti, bet labai riboja laikas. Tai kaip da išein, stengiamės kažkur kažką pamatyti, pabėgti ir prieš 5 metus atradau dviratį, tai dabar irgi toks kaip, sakykime, ne sportas, bet irgi pažinimo būdas, tai su dviračiu, kur galiu keliauju, minu, kada galiu. Jūs turite ir brolių, kuris irgi kitaip truputį verslauja, bet verslauja, turi tokį restoranėlį Naisiuose ir dar kopinėja medų. Taip. Tai kiek tenka pačiam jums tiek tame restoranėlyje pabūti, tiek ir medaus gauti, galbūt jo paties naminio tokio? Tai medo tai labai faina, kai žinai, kad gauni iš pirmų rankų, kai ten tas tikras medus, tai visos giminės, visi artimieji čia jau kada jau nori. Restoranėlis irgi jo tokia įdomi sritis atsirado iš niekur, taip prie to maisto ir dabar jau įsisuko į tą prie to maisto ir gera vieta pailsėti. O, atrodo, kad jūsų šeima tikrai labai taip stipriai įsitraukusi yra į visą šitą Naisių bendruomenę. Kokiom dar formomis jūs pats įsitraukėte į tą bendruomenę? Aš įsivaizduoju, yra darbuotojų, kurie iš aplinkinių čia vietų, ar ne? Taip, visi darbuotojai yra vietiniai pas mus, iš to pačio Naisių kaimo arba iš aplinkinių. Tai kažkokius renginukus paremėm, bažnyčią paremėm šalia irgi, labiau gal kiek galim finansiškai prisidedam, aišku, kada kažkokių darbų reikia ar paslaugų dar kažkaip galim prisidėti, jeigu paprašo, dažniausiai tokiais darbais prisidedam. Tai aš jau žinokit, labai norėčiau pamatyti, kaipgi tas jūsų ūkis visas atrodo, ar čia įmanoma, nežinau, kiek čia įmanoma apeiti visus 800, ar ne? Bet bent jau dalį aprodysit mums šiandien, taip? Tai bendrai talpinėtų čia apie 2000 tonų? Ne, tai daugiau gaunas 4000, bokštas beveik 4000. Tai nepilnai, bet įsivaizduok, jeigu tokį bokštą nuvežti į uostą, tai sunkvežimis 550 tonų, tai sunkvežimis turėtų padaryti apie 20-19 reisų, kad išvežti vieną bokštą. Jeigu 4 bokštai, sakykime, 80 reisų. Taip pat proporcingai bus 2500, dar 60 reisų.
Tai nupirkom sunkvežimį ūkyje, dabar jau 3 sezonas. Aš iš tikrųjų labai senai norėjau. Tai reikia galbūt labiau tėtį įtikint, kad reikia mums to sunkvežimio. Ir šiai dienai džiaugiamės, vežam savo produkciją patys tiesiai į uostą, nereikia ieškoti transporto, taupom pinigus, taip pat labai mėgstu vairuoti, sakykime, net hobis. Ir taip pat turim darbuotoją, kuris tuo pačiu dirba ūkyje ir tuo pačiu gali sunkvežimį vairuoti. Tai mes, kada baigėsi darbymetis laukuose, sėdam mūsų už vairo ir spalis, lapkritis, gruodis, sausis važiuojame į uostą ir vežam savo produkciją. Pagrindinis, sakykime, sodybos akcentas, visa sodyba prasidėjo nuo šito rąstinio namo, jis yra rąstinis, bet jo galbūt nesimato. Apšildėm vis tiek šiuolaikiškiau, kad būtų, renovavom, vienam gale įsirengėm ofisą darbinį ir, sakykime, salę galima transformuoti, kada iki 30-40 žmonių pasisėdėti, kitam gale yra svečių miegamieji, taip pat turim pirtelę irgi pailsėti po darbų. Ir seniausias ūkio akcentas tai yra kryžius, 1896 liktai. Reiktų patikrinti, bet apie 125 metai. Kokie čia yra grūdai dabar? Čia yra žieminiai kviečiai. Man tai sakykite, o kokios, pavyzdžiui, jums yra sėklų veislės, rūšys labiausiai pasiteisinusios? Nu, šiai dienai, sakykime, aš galvoju, kad prieš kokį 15 metų gal daugiau pradėjom auginti tokį skagen veislę, čia turbūt plačiai visam net Europoje, Lietuvoje žinoma, ir po šiai dieną dar dalį laikom. Tai čia tokia, sakykime, derlinga veislė ir euforija. Dabar viena iš tokių naujausių veislių, jau 3 metai auginam, ir parametrai labai gerai kokybiniai ir derlingumas, sakykime, neblogas. Daugiau dar tokia. Ataną turim kviečių veislę, kas liečia kviečius, tai pagrindinė 3 tokios veislės. Bandėm vienokių, kitokių, bet jeigu derlingumą neišgaunam, tai 2 metus pabandėm, nu nėra tiksla daugiau bandyti bandymų, daryti 3 metus. 2 metai yra riba. Pasimokai, jeigu jau 2 metus neberizikuojam gal 3 metus. Pirmas ūkio traktorius ir šiai dienai, tai va, turim dar važiuojantis, tai pakelės papjauna, pagrindinis jis dar mūsų miške. Turim miško iš tikrųjų dar, kaip mes čia dabar turim, kokius 24 hektarus, tai vis tiek medžių privarto, prasivalyti reikia, tai mes su juo važiuojam žiemą į mišką ir traukiam medieną. Tai jeigu ten buvo pats seniausias ūkio traktorius, tai šiai dienai pas naujausias ir galingiausias tai būtų šitas, 500 su virš arklių. Atsimenu, kai nupirkom traktorių 250 arklių, nu čia jau metų, ką žinau, gerokai atgal tai atrodė, nu, beproto daug, nu kam tiek reikia. Šiai dieną, kad ir tie 500 į ateitį žiūrint turbūt, jeigu padargai platėja, tai ir 600 ateityje bus norma ir taip toliau. Apsižvalgius Paplakių ūkį iškilo klausimas, o kaipgi atrodo tos vietos, į kurias ūkininkai suveža visą savo išaugintą lobį, iš kurio vėliau būna gaminama duona bei kiti mūsų kasdieniai maisto produktai. Todėl su Roberto palyda atkeliavome į įmonės agrokoncernas sėklų ruošimo fabriką. Tai iš karto tiesiai po derliaus nuėmimo, po kombaino sunkvežimiais produkcija atvyksta čia į mūsų sėklų ruošimo fabriką. Pirminis etapas, aišku, pilna fūra yra pasveriama sunkvežimis ir sverimo metu yra paimami sėklų kokybės mėginiai, kur keliauja į mūsų pirminę laboratoriją ir vertinama sėklų kokybė. Ar nėra, kaip pavyzdys, ar nėra kviečiuose kokių ten žieminių ar vasarinių miežių priemaišų, ar nėra karantininių piktžolių, dėl kurių galbūt nepavyks sertifikuoti sėklos. Tai pirmiausia, įsivertinama atvykusių sėklų kokybė ir tuomet, jeigu viskas sėkmingai, sunkvežimis keliauja būtent į priėmimo duobę, į antrą stotelę, kaip sakyti, ir tada išpilama produkcija. Tai vyksta tiesiogiai į pirminį valymą, kurio šiandien dienai našumas yra, jeigu taip labiau miestietiškai kalbant, apie 1 vagoną per valandą, tai reiškia 60 tonų. Po to tuo metu yra atrenkama stambiausia nereikalinga frakcija, tai yra priemaišos, tai šiaudai, varpų galiukai neiškulti, tada keliauja į antrinį valymą. Tai antrinio valymo metu yra valymas kruopštesnis, jis lėtesnis, reikalauja daugiau resursų ir laiko, dėl to jo našumas siekia tik tais 1/6 vagono, tai yra 10 tonų į valandą ir žinoma priklausomai ir nuo pačios produkcijos kokybės. Tai po to, aišku, seka dar kruopštesnis valymas, tai yra trijeriai,
šitą trijerių valomas, kur išrenkamas pagal sėklų ilgį, atrenkamas priemaišos ir galiausiai jau išvalyta produkcija keliauja į beisavimo linijas ir tada, aišku, pakuojama ir kraunama produkcija, laukiama sertifikatų ir jinai yra pristatoma tiesiog ūkininkams. Tai man tai jūsų dar laukia tokia tradicinė mūsų rubrika – Blitz klausimai. Labai greiti, skubus ir klausimai ir atsakymai. Pasiruošęs esate? Nu, bandykim. Bandykim. Tai kiek dienų per savaitę darbuojatės? Tai sakyčiau 7. Robotai jūsų ūkyje. Po kiek metų? Jau pradėjot, tai dabar po kiek metų realu, kad jau tikrai užvaldys jūsų ūkį? 10 metais. Dronai tik žaislas ar rimtas įrankis žemės ūkyje? Šiai dieną jau galėčiau sakyti, kad jau galėtų būti įrankis. Geriausios atostogos Lietuvoje ar užsienyje? Vis dėlto užsienyje. Geriausias laisvalaikio užsiėmimas? Jeigu reiktų rinktis vieną tik tai. Su šeima minti dviratį. Agroambasadorių statusas ar įpareigojimas vis dėlto? Po šiandien jaučiuosi, kad įpareigojimas jau. Tai ūkis po 10 metų, kaip jisai atrodys, būtent kalbant apie žemės ūkį? Aš manau, kad bus modernus, mažiau rankų darbo, daugiau technikos, kaip sakot, greičiausiai dronai, robotai. Po 10 metų galim įsivaizduoti jau kažką. Investicijos į žemę ar į techniką? Šiai dienai ir ten reikia. Kokia dabar artimiausia investicija laukia? Tai dabar dilema, nežinau, arba purkštuvas, arba kombainas. Iššūkis sezono, pavyzdžiui, šio sezono jūsų didžiausias iššūkis? Galbūt didžiausia buvo dilema pradžioje sezono, ar imti drėgną derlių, ar laukti tos saulės, bet dabar atsukus laiką atgal, ko gero nesigaliu, kad pradėjom su drėgnu derliu ir jį džiovinom ir šiai dienai ramiai galim patostogauti truputį, pailsėti tarp darbų. Geriausias koks sezonas jūsų buvo per visus ūkio metus? Paskutiniai metai prie Lito. Prasčiausias sezonas? O, dabar kelintai, 4-5 metai atgal buvo baisi sausra ir iš tikrųjų, juodas sezonas buvo, kada labai blogi derliai ir pasijautė, kad tikrai toks, kad reikėjo išgyventą sezoną ir naują sezoną sulaukti ir išgyvenom, važiuojam toliau. Ir paskutinis klausimas, didžiausia svajonė jūsų dabar? Galbūt apkeliauti pasaulį. Kas žmonėms pirma mintis kyla į galvą, ar ne, kai tokius žodžius išgirstate, žemės ūkis? Produktai. Viskas apskritai, taigi ant jo ir laikomės. O kaip be žemės ūkio? Tai gyvulininkystė, nežinau, augalininkystė. Dideli laukai, sunkiai prognozuojamas gamtos sąlygos, savo pačios fazenda. Traktorius, turbūt pirmas dalykas, daržai. Darbas, nemažai darbo, anksti keltis ir pakankamai anksti gultis, nes kitą dieną bus tikrai darbų. Žmonės kalba visokius dalykus apie ūkį, apie žemės ūkį, ūkininkus. Ką jums pačiam tenka girdėti, pavyzdžiui, apie save kaip ūkininką? Ar girdit ką nors, ką kiti kalba? Ne tik apie save, apskritai apie ūkininką, tai kad toks stereotipas, kad nieko nedaro, pinigai krenta, nauji džipai ir viskas. Čia dažniausias toks. Kaip paprastai priimat, jeigu išgirstat? Šiaip asmeniškai galbūt nesulaukiu tokio, tiesiai šviesiai, bet labai daug diskusijų internete, tai irgi pastebiu, kad iš tikrųjų patys ūkininkai įsitraukia ir bando žmonėm paaiškinti, kaip yra iš tikrųjų, kad atrodo, kad visiems čia viskas paprasta, bet taip nėra. Ir stengiasi nušviesti. Bet vėl dvi pozicijos, vieni ten, kad blogai ūkininkas, visai Lietuvai yra ūkininkas blogai, kiti bando išaiškinti, kiti supranta. Ir man tai tikrai labai malonu šiaip buvo čia pas jūs apsilankyti, pasižvalgyti, čia techniką visokią pamatyti ir senesnė, ir naujesnė, tai tikrai labai įdomu ir smagu. Ir pabaigai norėčiau jūsų paklausti, dar apie ateitį mes čia kalbėjom, bet vis tik tai po 10 metų, kokie tokie jūsų matymai, kaip atrodys jūsų konkrečiai ūkis? Greičiausiai aš įsivaizduoju, kad ūkio dydis turbūt išliks panašus, neišvengiamai bus mažiau darbuotojų, technika, kaip matom, stambėja, galingėja ir galbūt aš labai norėčiau už 10 metų tikrai pamatyti bent vieną robotą savo ūkyje ir 5 metų bėgiai galbūt ir darbuojantis droną, nes aš įsivaizduoju, kad dronai ateis greičiau negu robotai traktoriai.
Taigi, besilankant Plakių ūkyje, susidaro įspūdis, kad tai yra labai inovatyvus, organizuotas ūkis, kuris nuolat ieško sprendimų, kaipgi prisitaikyti prie kasmet besikeičiančios gamtos. Čia pasidaro labai aišku, kad tam, jog ant stalų turėtume šviežios duonos bei kitų produktų, tokie ūkininkai kaip Mantas Plakys turi nueiti labai ilgą ir nenuspėjamų vingių kelią. Grūdo kelią. Tikiuosi, kad jums lygiai taip pat kaip ir man patiko pasivaikščioti šiandieną tuo keliu ir su juo susipažinti ir labai kviečiu prie ekranų sugrįžti lygiai po 2 savaičių jau naujoje Agro ambasadorių laidoje. Iki!